Čia turbūt būtų galima atsakyti paties Liuterio žodžiais: išpažink savo nuodėmes broliui. Ypač jeigu įžeidėjai brolį, tai nueik ir jam išpažink savo nuodėmes, sakyk, aš tave įžeidžiau, atsiprašau, atleisk man, ir bus savotiška absoliucija tarp brolių ir sesers, tarp brolių ir brolių, tarp sesers ir sesers. Manyčiau, taip turbūt, jeigu trumpai galima būtų atsakyti. Apie bažnyčios vienybę, pirmoji bažnyčia nebuvo vienybės iš tikrųjų, nes buvo daug ir eretinių grupių, klaidatikių. Jau Paulius sako, jeigu kas skelbia kitą evangelinį, kad aš esu paskelbęs, tebūnie prakeiktas, vartoju žodžiu prakeiktas netgi Paulius. Vienybė, tikėjimo vienybė pirmam. Toliau, jeigu tarp žmonių vyksta kokie konfliktai, tai kas kaltas ar neįžeidė, ką nors Liuteris sako, nueik ir atsiprašyk. Tai bus kaip viduramžiai, atsimokėsit, tada jau bent jau šitą atmoką tokia nuoširdį bus, va, atėjau, atsiprašiau. Atleisk man, savotiška absoliucija. Iš tikrųjų, liuteronų bažnyčia niekada neatsisakė, kad išpažintis yra sakramentas. Liuteris pats sako sakramentas ir Augsburgo išpažinime, atrodo, yra paminimas kaip sakramentas. Atgaila, sakykime, irgi. Iš tikrųjų, vienas bažnyčios liuteronų kalbėjo apie du sakramentus, nes matom, kad sakramentas pagal Augustiną turi turėti išorinį ženklą. Dievo pažadas, įsteigimo žodžiai ir išorinis ženklas. Krikštas, Dievo žodis ir vanduo, išorinis ženklas. Šventojoje vakarienėje Dievo pažadas, įsteigimo žodžiai ir išorinis ženklas duona ir taurė, su kuriuo suvienijamas pažadas. Išpažintis, sakykime, irgi tas išorinis ženklas yra absoliucija. Nors mes jo negalim taip pačiupinėti, bet matot, aplinkui mikrofonai tą garsą užfiksuoja. Tai irgi kaip materialus daiktas, sakykime. Tad Liuteris pripažino, kad tai sakramentas. Tačiau liuteronų bažnyčia nenustato sakramentų skaičiaus, skirtingai nei viduramžių bažnyčia. Nes pagrindiniai yra du. O toliau kiti turi sakramentinių bruožų, Liuteris, taip sakyti, ir Augsburgo išpažinimas. Apšvietos laikotarpyje pradėta pasisakyti prieš, kaip ir prieš daugelį bažnyčios praktikų. Iš tikrųjų, ta išpažintis, negalim sakyti, kad visada būtų dingus. Aš manau, kad Vilniuje buvo praktikuota. Išpažintis turbūt iki 19 amžiaus, tai taip. Ir juk tos knygos rašo, ir kad ir uninės agendos, viena ir kita, 1897 paskutinė, pasakyta, jeigu kas jaučia sąžinės priekaištus, tegu eina pas kunigą ir išpažįsta nuodėmes. Aišku, nebūtina klausykla, iš tikrųjų, tam, kad žmogus išpažintų nuodėmes kunigui, galime ir prie altoriaus. Tai visiškai nebuvo niekada dingusi. Tačiau žmonės, 20 amžiui labai retai praktikuoja. Čia yra teologinis niuansas. Čia jau jums rodžiau, kaip tik Frankė yra. Jis sakyt, prisiverskite, atsiverskite, ragina per pamokslus, kad žmogus patirtų tą. Pirmiausiai, žmogus turi patirti, kad jis yra niekas, kad kaip 51 psalmė Dovydas, kur pergyveno padaręs nuodėmę, tai taip jis turi jausis kaip tas Dovydas, nors jis nepadarė tokios nuodėmės. Ir tik tai tu, kai pulsi visišką neviltį, kaip Dovydas ir kaip jis pats buvo puolęs, tai jis manė, kad prarado tikėjimą. Turėjo sakyti pamokslą Vokietijos viename mieste, Frankė, ir sako, aš beveik netikiu. Ir kaip aš rytoj sakysiu pamokslą. Ir taip jis pergyveno, verkė ir staiga jis patyrė nušvitimą ir nepaprastą tikėjimą jis patyrė. Tai jis sako, tokį patirtį turi patirti visi, tad per atgailą. Jis vadina vokiškas žodis Bußkampf, atgailos kova. Kova turi būti, prisivertimas. Taigi vietoj atgailos, kur pas Liuterį nėra kovos, Liuteris pats tiesa patyrė kovą, šėtonas margino mane, giesmei sakoma. Tačiau vietoje atgailos paskui atsiranda prisivertimas. Prisiverskit dušelės, visus petys, nes mūsų grupės kalbėdavo pamokslininkai, pasauliečiai. Konfirmantus mes šiaip mokome 5 katekizmo dalies, kas yra išpažintis, ir mes sakome, kad tai yra čia asmeninė išpažintis. Tačiau,
Liuteris sako, ir nėra prievartinės išpažinties asmeninės. Žmonės iš tikrųjų eina labai retai asmeninės išpažinties, tą reikia pripažinti. Bet tai yra. Yra jau. Dažnai.